Žvejyba Norvegijoje žavi tuo, kad čia reikia pasistengti nepagauti. Na ir žvejoji supamas nuostabių vaizdų. Į šią žvejybą susiruošė patyrę žvejai, kai kurie ir po 15 metų čia žvejoja. Ir parodysim keletą naujovių ir keletą skirtingų gaudimo būdų iš katerio, menkės ir paltusai, nuo kranto plekšnės ir galbūt ir Norvegijos ežeriukose. Tai jeigu patiks, spauskite like, tai motyvuoja kurti naujus filmus. Kelionė į žvejybą pakankamai sudėtinga, jeigu važiuoti be sustojimo. Mes važiavom į priekį kažkur tai 30, gal 2 valandas, 24. Geresnė patirtis buvo važiuojant su sustojimais, tai yra pirmą naktį nakvojom Taline, prieš tai padarė nedidelę ekskursiją po senamiestį, tada davažiavom kitą dieną, persikėlė į Helsinkį ir padarė ten vėlgi nedidelę ekskursiją, davažiavom iki Kebijokį upės ir ten nakvojom laukiniai stovyklavietėj. Ir jau iš ten galima išvažiavus anksti ryte nesunkiai pasiekti Norvegijos pakrantę ir pasiekti ją nepavargus ir netgi galbūt dar suspėti pažvejoti vakare. Atgal važiavom jau visą kelią, be miego, vat matot kaip ir atrodau, jau tokie pabrinkę, nemiegota, čia ir šitam kelte nelabai pamiegosi ir automobilėje tenais kelios valandos nugriebtos to miego nelabai duoda pailsėti. Tai gal į priekį vis dėlto verta važiuoti su bent vienu sustojimu. Sustoti galima, yra daugybė stovyklaviečių, pasistatyti palapinę, jeigu taupiai pernakvot, galima kempinguose, nors kempinguose ten vietos greičiausiai bus sudėtinga gauti, ypač sezono metu. Pigiausi degalai Lietuvoje, užsipilam pilną baką. Tada kiek brangiau Estijoje, vėl pilną baką prie Talino užsipilti verta. Kiek brangiau Suomijoje ir brangiausi Norvegijoje. Ir verta ne prie trasos stoti, nes gana skiriasi Suomijoje, jeigu nuo trasos nusukti kiek į miestelį, tai galima vos ne 15 ar net 20 centų sutaupyti nuo litro. Pakeliui Suomijoje ir Norvegijoje yra daugybė pešių ir dviratininkų takų laukinėmis vietomis ar puslaukinėmis, yra takeliai, keliukai, kur galima sustoti ir aktyviai pailsėti. Važiuoja per Norvegijos ir Suomijos miškus ir šviečia iš toli raudonykiai, daugybė raudonykių, didžiulių raudonykių. Taip ir knieti, išlipti ir susirinkti. Čia yra šiaurė, fjordai su kiek mažesniais kalnais, bet vaizdai tikrai neprastesni nei pietinėje Norvegijoje, kurioje taip pat buvau. Yra savitumas. Važiuoti šiaurėje reikia dėmesingai ir šią atkarpą patikėti labiau patyrusiems vairuotojams. Į kelią labai dažnai neskubėdami išeina elniai. Vasarą praktiškai visą parą šviesu, saulė tik trumpam nusileidžia kiek už horizontą. Keliai Norvegijoje tikrai geri. Čia vat remontas vyksta, bet tokių remontų nedaug ir praktiškai nereikia kažkur tai laukti. Ir vaizdai iš vienos pusės miškai, tokie vat kaip parkai, beržai sunkiai augantys šiaurinėse sąlygose ir kriokliai, o iš kitos pusės fjordai. O tokio kelio kilometrai buvo iki mūsų vietos ir praktiškai visur va taip pat va yra. Pakyli vaizdas į fjordą, į kalnus, į ežeriukus, na tikrai nuostabus
landšaftai. Apačioje Kjol fjordas, kuriame apsistosim. Nu tai ką, Richardai, kad viskas gerai būtų pagal tradicijas. Čia geras produktas visą laiką, tik tai geras Neptūno eina produktas. Richardai, be tavo žodžio, kaip mūsų komandos vadovo. Komanda, ateinam. Komanda dirba. Ačiū, kad dalyvaujat. Malonu, bandom pradėti žvejybą. Ačiū visiems, kad susirinkot. Nu ir ką, nei žvyno, nei bodegos. Už gerą Neptūną. Neptūnui. Neptūnui. Pagailėjai truputėlį? Neptūnui negaila niekada. Gerai, negailėsi. Aš už tave. Ačiū. Nu ką? Nei žvyno, nei uodegos. Gerai, už gerą žvejybą. Žvejybai duotas batimetrinis žemėlapis su konkrečių žuvų pagavimo vietomis. Išplaukiam iš bazės, išplaukiam iš fjordo ir plaukiam į kitą fjordą, ten, kur daug pagauta paltusų. Paltusai dažniausiai kimba gana sekliose vietose, kur smėlėtas dugnas, laikosi nedidelės menkės, ypač saidos. Šiose vietose pažymėtos vietos, kur pagaunami paltusai. Išplaukiam iš uosto. Ne, visur jau yra, bet tas turi būti specifikas. Nes ten, kur gaudėm užvakar, tai ten yra uolienos, ten duotų nebus. Tos apvalios, tos bangelės, kur puslankių, yra stambi žuvis. Nuo 3 kg ir daugiau. Tai darom prielaidą, kad čia yra menkės. O ten, kur taškučiai, ten kokie būreliai, tai čia yra saidos, nes tiesiog jos viena prie kitos ir tiesiog net neskanuoja, kad žuvies atskirai, kaip objektas. Nes tos menkės medžioja tas mažas saidelės, kurios yra kartu su didesnėm saidom. Bet jos nuo pačios, suprantate, atakuoja. Čia masalas pipiras ir ant skirtingų spalvų skirtingai kimba. Uždėjau geltoną, žalią ir raudoną. Taip, kad raudona būtų apačioje. Ir va čia pilkeris pusės kilogramo irgi raudonas. Ant jo šiandien jūrų vilkai kybo. Pasikeičiau, nes noriu jūrų vilko. Menkė, kokių tarp 3-4 kg bus. Va kiek katinų. Naglis didelė traukia. Mus man atrodo, 4 kilogramų. Lietuvio, blemba, menkė bus ryškiai. Lietuvakė. O! Ot, ledruliu. Aš jau sakiau. Richardai, pasitrauk. Gerai. Klausau. O! Pagaliau naglio 6. Naglio, pagaliau. Tai galim jau ir į Lietuvą varyt. O! Vos ne vos. Visą dieną.
Gerai. Aš laukiu grobio, lemas, pirvokuvą. Nes čia seriovą, man atrodo, kažką įsegė biškį rimčiau, neįprasta. Kažką rimčiau. Oi, tu saug. Gali būti ir dvi, nes aš pradžioj jau traukiau tokį nedidelį ir kažkas įsegė. Gerai. Pagaliau, blemba, ją ištraukėm. Lauk, čia tau susitikti. Atsipumpavo. Gražuolė. 3 pagrindinės pagaunamos menkės. Atlantinė menkė, ledjūrio menkė ir saida. O. Gerai. Taip. Sesiją padarysim. Yra toks būdas įkėjime, kai žuvis jinai išdorojama iš karto tik pagautam, tai leidžia jai, tai duoda tai, kad žuvis ilgiau įsilaiko šviežia. Aišku, čia yra šou, įkėjime dažniausiai, bet ir patys norvegų žvejai irgi dažnai pirmiausia menkė leidžia, va čia šitoje vietoje yra kieta, o va čia yra smegenis. Hop, viskas. Menkė nužudyta ir dabar prapjaunam ties žiaunam. Ir kadangi menkė jinai, gerai viskas, neturi žvynų, tai galima ir prapjauti ir išimti vidurius. Ir žuvį reikia laikyti vandenyje, kad būtų vėsu. Duok man su tokį biriuku, aš pripilsiu šitą. O! Dėžės tik pilnėja ir praktiškai per dieną galima sugaudyti tą normą, kurią leidžia išvežti, net ir išfiliavus. Dar nežinau, bet turbūt reikės. Nu va. O! Penki kem vieną. 5 kem vieną. 5 kilogramai 400 menkė šiame žygyje man didžiausia. Gražiai traukiasi. Ir dar į mane. Menkė turbūt pakaks, reikia pabandyti paltusu. Žvejai
žvejyboje Norvegijoje reikėtų pasirūpinti keletą komplektų drabužių. Pirmoji mūsų diena buvo, kai mes galėjome su trumpom rankojom marškinukais žvejoti, o jau kitas dienas jau būtumėm sušalę. Ir labai dažnai žvejai dedasi žieminius mulonus, jie neperšlampantis, jie nėra tokie karšti kaip žieminė žvejybinė apranga, jinai yra daugiau skirta dirbti laivuose, dėl to kiek patogesnė. Arba galima susikomplektuoti kitaip. Vat, apačioje eina termoapranga, kelnės termoaprangos, marškinukai termoaprangos ir tada dediesi brezentinės kelnės, kurios neperšlampa, su ilgom petnešom, uždenginti juosmenį, kad neperšalti ant vėjo, jeigu vėjas pūs. Tada megztinis, džemperis ir šilta striukė, kurią verta uždėti ant viršaus neperšlampančią lengvą striukę. Jei planuojama žvejoti stambius paltusus, rekomenduojama rinktis bent 50 lbs kotą. Tačiau jei žvejyba mišri, pavyzdžiui, menkių ir vidutinių paltusų, optimalus bus 34 lbs medium action kotas, linkstantis per vidurį ir derinantis lankstumo su gale. Viršutinis žiedelis su voleliu naudingas, kai kovojama su itin didelėmis žuvimis, bet Norvegijos sąlygomis dažniausiai pakanka kokybiškų keramikinių žiedelių. Svarbus meškerės privalumas lengvumas. Tokie kotai kainuoja brangiau, tačiau ženkliai sumažina nuovargį ilgesnėje žūklėje. Aš pats naudoju lengvą 40 lbs kotą, tačiau pastebėjau problemą. Išdužo antro žiedelio keramikos įdėklas, todėl pintas valas pradėjo kartais persipjauti. Tokiu atveju žiedelį būtina keisti. Rite jūriniai meškeriai dažniausiai pasirenkama multiplikatorinė. Jei žvejyba universali, optimalaus perdavimo santykis apie 5:1:5:3. Sistema pakeliama pakankamai greitai, bet dar išlaikoma jėga kovai. Greitesnės, pavyzdžiui, 6,2:1, patogios, kai reikia greit pakelt masalą ar svarelį, bet stambiai žuviai patikimesnės, lėtesnės 4:1 klasės ritės. Skaičius rodo, kiek kartų apsisuka būgnelis vieną kartą pasukus rankenėlę. Paltusams ypač svarbu patikima pavara su masyviais plieniniais ar bronziniais krumpliaračiais. Būgno talpa turėtų būti tokia, kad tilptų 300-500 metrų 0,28-0,35 mm pintuko. Patogus privalumas ritė su gylio skaitliuku, leidžiančių greitai pasiekti norimą horizontą. Išplaukiam halibutų. Diena tokia pasitaikė rami. Jūroje bus bangos, bet irgi ne per didelės, metras ten 40, metras 50. Taip po pietų žada didesnį vėją. Paltusai dažnai būna visai netoli kranto, ar ten aplink salas, daugiau seklumoti, čia yra kažkur paunys apie 30 metrų. Ir ieškom dabar, kurioje vietoje yra susikoncentravusios saidos. Jeigu bus saidos, tai bus kas jas ir gano. Paltusas. Čia naujausia guma. Čia tokia kaip ir klasikinė ir gyvos žuvelės sistema. Ir ant jos būna, kad ir didelės menkės užkimba ant živsiuko. Vakar buvo užkibusios 10-18 kg menkės ant gyvos žuvelės. Ir man irgi 3 kg, bet ne šitos sistemos, ant įprastos, tik tai buvau palikęs ant vieno iš kabliukų saidą ir ją griebė didžiulė 3 kg menkė. Laikas jau persekti gumą į gyvą žuvelę. Leisim, o tų kars nuo karto pasirodo. Reikia jau juos ir vilioti pradėti.
Nuleidžiam iki dugno, tada pakeliam kokius 3 metrus. Galima paplaukti apie 50 metrų ar ten porą minučių, vėl pakelt, po to vėl pakelt, vėl nuleisti iki padugno, vėl kelt, taip kad nebūtų pastoviai tik tai ant dugno ar tenais vienoje vietoje. Va, pakeliu 3 metrus. Kelk, Ignai. Parodė. Gavo sukramtyta gerai. Kaip sumaituota. Jo. Nu, principė, aš jį pagavau tiesą, jau nudviesusi ir iškritusi į vandenį. Seti. Realiai seti kilo. Įkliuvo ir jūrų vilkas ant tos pačios sistemėlės kaip menkėms ir keli metrai nuo dugno. Gana retas laimikis, jūrų vilko mėsa vertinama yra stangri, gana riebi, netgi želatininė. Čia greičiausiai griebė jūros vilkas saidą. O čia jūros ešerys užkybo ant mėlyno pipiro, neša vėjas, tai netgi galbūt ne nuo dugno kybo, nes kaip svarmuo yra guma, kurią labai neša. Yra kelios menkinės vėgėlės. Ši yra brosmė, kiek storesnė, trumpesnė nei langė ir iš karto dėl kirmėlėtumo išmetama. Langė pasitaiko giliau, turi mažiau kirmėlių. Kirmėlės žiūri perpjovus nugarą, maži balti nematodai. Šiaurės Norvegijoje fjordai žemesni nei Bergeno Lesundo zonoje, tačiau jie kitokie. Vieni iš gražiausių fjordų šiaurėje prie Lingeno. Į jūrą leidžiasi stačios uolos, tarp uolų nedideli slėniai, kuriuose kartais kelios trobelės. Kai pučia didelis vėjas, galima pažvejoti krante, kalnuose tenais yra upeliai, ežeriukai, ežeriukose gana gausiai yra upėtakių vietinių ir juos galima pagauti su blizgutėmis ir su slieku. Sudėtinga su blizgutėm, todėl kad nežinant ežeriuko gilių, labai daug prarandama ten, kur yra sekliau. Yra gana ilgas atabardas, akmenys, mėtai, blizgučių labai daug prarasta. Tačiau tam pačiame ežeriuke gali būti ir gilesnių vietų, bet tai reikia žinoti jau. Ir dėl to geresnis variantas yra gaudyti su plūdinė meškerė ir su slieku. Tie upėtakiai puikiausiai kimba yra ant slieko vidutinio dydžio. Optimali meškerė, aš sakyčiau, yra šita, čia yra lengva Mistralio 10-40 gramų, 3,90 metro ilgio. Tokia, tikrai lengva, maloniai laikoma rankoje su, ir viršūnėlė tokia plonytė, jautri ir labai puikiai tiks žvejoti ir kaip su plūdinė, ir kaip su spinningu. Ir netgi galima panaudoti šią meškerę jūroje. Aišku, patys suprantat, kad jūroje jau tenais ir su šita rytele bus problemų. Greičiausiai po to nuo jūrinio vandens reikėtų po žvejybos perplauti gėlų vandeniu. Bet tiks ši meškerė gaudyti su pilkeriu. Čia yra, aš sakyčiau, kokių 30 gramų pilkeris, 40 gramų pilkeris. Šitas su juo, ir menkės kimba ant jo ir skumbrės. Ir uždėti sistemėlę. Šita sistemėlė tokio tipo su muselėmis dažniausiai pasiteisina gaudant skumbrės. Reikia žinoti, kad upėse, kurios įteka į vandenyną, plaukia viršų nerš lašišos ir ten yra visiškai kitos sąlygos žvejybai. Ten reikalinga yra licenzija, ten negalima
dažniausiai, bent jau man nesutikau, kad būtų galima gaudyti su blizgutėmis. Netgi gaudant su slieku negalima uždėti švinelio. Bent jau toj upiai, kur aš žvejojau, buvo tokios taisyklės, kad galima gaudyti tik tai plūdė kabliukas sliekas arba su muselinė meškerė. Ir jūroje, aišku, leidimų jokių nereikia, tik tai kai kada reikėtų pasižiūrėti, kad ar nėra pikto dėdės ant kokio nors uosto molo. Bet šiaip tai irgi tenais gaudo ant tų molų, vietiniai ateina, pamėto, išsitraukia porą menkių, išsitraukia porą skumbrių ir eina namo valgyti. Ir dar geros vietos žvejybai yra fjordų pusiasalių pabaiga. Ten dažniausiai būna didesni gyliai. Tų gylių, aišku, gali būti įvairiose vietose skirtingų. Ta reikėtų žiūrėti daugiau mažiau, kaip atrodo ir krantas. Jeigu ten eina statmenai, tai dažniausiai ir greitai eis didesni gyliai. Plekšnės man labiau kimba, kai yra atoslūgis. Kimba plekšnės, nepasakyčiau, kad labai tokia situacija, kai užsikabina už dugno, pakankamai dažna. Net ir smėlėtame dugne yra daug akmenukų, ant kurių priaugia žolių, aktinijų. Aktinijos, aišku, giliau yra. Daugiau čionais su žolėm problemos ir su pačiais akmenimis. Tai reikėtų pasiruošti keletą papildomų sistemėlių ir švinelių keisti, taip aš skaičiuoju, 3 dienai. Masalas krevetė, tai galima vežioti krevetės maišiuką šaldytuvę. Ir taip pat kimba ir ant žuvies gabaliukų, ta pati strimelė gali būti puikus masalas. Optimali žvejybai yra tokia dėžutė. Čia ilgesniem sutalpinti įvairiom sistemėlėm, stintinės, skumbrinės sistemėlės, šita jau tokia daugiau kaip ir menkinė, ar ten mažesniem saido menkiam. Pasiimta keletas sistemėlių plekšnėms, pipirai sudėti skirtingi, karabinai išsinaudojo, kokius 10 verta pasiimti. Ir ant tokių užvinioti sistemėlę padirbėjus labai patogu. Krantui buvo paimta keletas vobleriukų, ten dar vieną vietą Suomijoje, žinau, lydekom gaudyti palei paviršių, tai ten tokie paviršiniai vobleriai. Ir telpa keletas didžiųjų pilkerių ir skyrius dideliem masalam, ilgi skyriai, kur galima įdėti gumas. Čia senovinis pilkeris, ant kurio nelabai ką tenais įmanoma pagauti, jeigu jau labai kimba. Pasiimti švinų, jeigu žvejojama su dugninė meškerė, senovinės gumos, galvos gumoms, didieji pilkeriai. O čia yra karabinai, bet geriausiu atveju juos naudoti kaip spininginius, gaudant nuo kranto. Nes jūroje reikėtų visiškai kitokio, nes gali rotas užkibti ant tos pačios menkinės sistemėlės, tai ten kaip traukinys išlankstys tokius karabinus. Smulkmena, tačiau labai svarbi yra peilis į žvejybą, į kelionę.
Ir aš rekomenduočiau 2 peilius. Dorojimo peilis, labai plonytis metaliukas, bet tvirtas metalas. Ir jisai išlaikė visą tą kelionę be galandinimo. Ir netgi nenorėjau aš galasti su tom galimybėm, kurios yra, nes tokiam peiliui turi būti specialus galastuvas. Tai yra tokia dildelė metalinė, kadangi dorojimo peilis turi labai aišku kampą ir su tom visom galastuvais, tais nelygiais, kampas numušamas. Ir tada jį reikia galas. Praktiškai per vieną dorojimą kelis kartus tenka galasti. Su šituo peiliuku mes atsargiai kiek praeinam, stengdamiesi išlaikyti tą patį kampą, kuris yra. Ir antras peilis į valtį. Geriausia, kad jisai užsilenktų, tenais plaukiant šokinėjama per bangas. Na, šitas peilis, pasakysiu, nepasiteisino, nes po pirmos žvejybos mediena išbrinko ir nebeusilenkinėja. Nu, dabar, kaip ir normaliai užsilenkinėja, kai išdžiuvo, tai reikėtų imti paprastą plastikinį peilį. Bet irgi, kad jisai būtų aštrus, kadangi pjaustimo tikrai labai daug, peilis neturėtų būti didelis. Na, aš tokią formą ir tokį plonumą matyčiau kaip optimalų, nes mes turim perpjauti žuvį į gerklę, kad mėsa būtų gera. Ir tai tikrai jautėsi dorojant. Ta žuvis, kuriai buvo perpjauta gerklė, kuri buvo įdėta į šaltą vandenį, jos mėsa buvo visiškai kitokios konsistencijos nei ta, kur tai buvo sumesta į dėžę. Ne, aš padarau truputėlį. Gerai, duok, aš ten daryk truputėlį. Ne, stipriai. Antu, man nepakai, Tu man duok, aš čia nesurankysiu, tu gauni. Ne, pasideda. Матрица просто висит? Jo. Čia 8 metrai kokiai sekundė. Čia yra filiavimo proceso rezultatas. Išdėliota filė, kad pradžiūtų ir tada jinai bus vakuumuojama. Menkės filė sudedama į maišelius ir vakuumuojama. Vakuumuota žuvis kompaktiškiau telpa į dėžę. Dėžė dedama į šaldiklį ir filė šaldoma kelioniai. 2025 metais buvo leidžiama išvežti 18 kg filė, nepilna dėžė. Galima nusipirkti leidimus menkiai, tada su dokumentais galima pravežti daugiau. Ant sienos tikrina ir perteklius gali būti konfiskuotas kartu su meškerėmis ar net automobiliu. Nusipirkus 100 kg žuvies bus skaičiuojama apie 40 kg filė. Žvejai renkasi prie tokio ekrano su orų prognozėmis kaip ir krepšinio varžybos. Tačiau net ir didesnis kateris blakškomas kaip skiedrelė. Net ramių orų gali būti 2–2,5 metro okeaninė banga. Bangavimas po vėjuoto periodo nurimsta tik po kokios paros.
Gali ir greičiau, jei vėjas pūs į okeaną. Kateriams skiriama degalinė yra tiesiog jūroje, priplauki ir prisipili. Katerio valdymas nėra sudėtingas, įjungi variklį, rankenėlė pirmyn, neutralus atgal ir normalus vairas. Plaukiant per bangas reikėtų reguliuoti greitį, kad stipriai nesidaužyti. Čia yra mūsų žvejybiniai nameliai, kuriuose mes gyvenam, mūsų langai antram aukšte su vaizdu į fjordą. Apačioje tenais yra žuvų dorojimas, šaldytuvai, drabužių džiovykla, ten yra ir tokia kaip ir kavinukė. Kiek už kelio parduotuvė, kateriai šalia. Okay, say some word. Yes, I'm Tor Petter and I'm running this fishing camp. So we have 10 boats and 8 apartments, and now we have been lucky and got nice visitors from Lithuania. It has been a blessed week with different weather. Like you see now, the weather is a little bit rough and it changes fast. So these are things we have to deal with every day. The weather we cannot do anything with. The fishing is normally good. And welcome here, join us. Čia šitas namukas pastatytas grinai ant vandens, ant polių. Uostelis, kuriame nebaisus vėjas su patogiu priėjimu prie valties. Nes ten kai kur laukinėse vietose tai valtis būna grinai jūroje ir ją reikia prisitraukti ir ten nulipti, vos ne ant akmenų. Čia Kjoler fjordinas. Ir vat šitas yra mūsų viešbutukas ar žvejybinė bazė, uostas uždaras su kateriais. Be žuvies Norvegijoje galima pasimėgauti įvairiomis jūros gėrybėmis, ypač jei nusiveži nardymo aprangą. Geidžiamiausias laimikės šukutės, kurių šį kartą nepavyko rasti. Visur pilna midijų, jūros ežių, jūrinių sraigių, galima pagauti krabų. Šviežias Kamčiatkos krabas parduodamas žuvies fabrikuose ir ten kainuoja tik 30 eurų kilogramas. Iš jūros pūgžlio ešerio padarytas sultinys, kuriame išvirtas baebės. Makaronai su jūros sraigėmis, grietinėlės padaže. O kasdienis galėtų būti menkės filė fish and chips. Alaus tešla traški ir išlaiko pakankamai sausos menkės sultingumą. Žvejyba, sakyčiau, praėjo visai sėkmingai. Buvo pakankamai daug dienų, kai galėjome išplaukti į jūrą ir kibimas buvo geras. Ir žuvis pakankamai didelės kybo. Tikiuosi, šie patarimai bus naudingi ir jums. Jeigu patiko, spauskite like. Laikai jie motyvuoja kurti naujus filmus. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, nei žvyno, nei uodegos. Iki.